Tai, žodžiu, iš tų darbuotojų 1500 yra 1500 programuotojų. Tai yra gana daug kitokių darbuotojų, bet Vilniaus padalinys yra grynai skirtas programavimui. Pas mus darbuotojų šiuo metu jau yra 70, iš jų programuoja 50. Ir, žodžiu, kad būtų dalinimasis žiniomis ir toks tarpusavio palaikymas ir tam tikrų standartų, vadinkim, taikymas, tai programuotojai pagal specializacijas yra susikūrę į tokias gildijas, tokias grupės, kurios iš skirtingų komandų, bet daro tą patį dalyką, pavyzdžiui, programuoja frontendą, arba serverio pusę, arba mobilių telefonų programėlės, arba daro UX, apie tai pakalbėsim detaliau biškai vėliau. Ir, žodžiu, pas mus įmonėje yra toks dalykas kaip lygių galimybių iniciatyva, kuri vadinasi Diversity Roundtable. Tai yra, mes siekiam, kad pas mus būtų daugiau įvairesnių žmonių, kad dirbtų daugiau merginų, dirbtų daugiau, tarkim, LGBT žmonių, kad jie jaustųsi normaliai, visi jaukiai ir gerai. Tai yra nediskriminacija, tai čia tik tai pradžia. Žmonių pritraukimas, išlaikymas, išsaugojimas ir taip toliau. Tai dabar apie mūsų tris, kas mes čia tokie. Tai aš esu Lina, backendo programuotoja. Programuoti mokiausi savarankiškai nuo 9 klasės, bet kadangi tai buvo žiauriai seniai, tai man visada visi sakė, kad čia ne tau, čia merginom netinka, čia vis tiek tik tai hobis, tais laikais programuotojas nebuvo gerbama profesija. Tai buvo toks panašiai kaip menininkas, tik tai dar labiau užsidaręs. Tai, žodžiu, mane įtikino, aš tada stojau studijuoti teisę, ją pabaigiau, po to pabaigiau vadybą. Dirbau sausų pusryčių eksportuotoja. Kūriau reklamą kelis metus, idėjas visokias, scenarius. Verčiau knygas, žodžiu, dariau visokias nesąmonės, tik tai neprogramavau, nes programavimas buvo hobis. Toks vakare gal, kai yra laiko. Ir, žodžiu, programuotoja tapau tik tai pernai, kai pabaigiau Infobaltą IT akademiją. Ir tapau junior programuotoja. Tai iš mūsų trijų pagal patirtį aš esu jauniausia programuotoja. Tai va, laisvalaikį žaidžiu Mass Effect'ą ir skaitau Game of Thrones. Sveiki, girdit? Tai aš esu Gytis, esu mobile content developeris. Šiuo metu man 19 metų maždaug. Pradėjau mokytis 8 kažkur klasėje, tai mokiausi Naskalių, ką gal dar vis dar mokytis. Pati kalba man pasirodė tokia labai seniena, tai po jos pradėjau gana greit mokytis JavaScript'ą. 10 klasėje, kad buvo ganėtinas nuobodu mokykloje, tai nusprendžiau prasmingiau išnaudoti savo laisvą laiką ir pabandžiau įstoti į ganėtinai intensyvių mokymąsi, man pavyko į ją įstoti ir pabaigus ją gavau pasiūlymą vasaros metu padirbėti tenai. Pats darbas sekėsi ganėtinai gerai, tai dabar dirbu jau 4 metus. Ganėtinai buvo įdomios sąlygos derinti mokyklą, tai kurį laiką universitetą su darbu. Tai jeigu jums kažkiek įdomu, tai įmanoma suderinti, tai atsakymas yra tikrai taip. Tai reikia turėti norą. Mokykla nėra toks sudėtingas dalykas. Mano pomėgiai yra mėgstu pažaisti Airsoftą, nežinau, žinot, kas tokia ar ne. Kažkiek stalo žaidimus, taip pat nemažai praleidžiu laiko prie kompiuterinių žaidimų. Mano vardas Vladas. Aš pradėjau programuoti taip pat su Paskaliu, Žemkalnio gimnazijoje, Panevėžio Žemkalnio gimnazijoje. Tai iš tikrųjų yra humanitarinė gimnazija, bet mane patraukė programavimas. Ir kadangi tai gerai sekėsi, ypač olimpiadose, tai aš tvirtai žinau, kad noriu studijuoti informatiką. Mokiausi Vilniaus universitete, o paskui stojau į Laisvąjį Balzano universitetą Italijoje. Tam universitete buvau dirbti, tos IT skyriaus programuotoja. Taigi Italijoje iš viso prabuvau 8 metus, tada persikėliau į Airiją, kur dirbau didelėse įmonėse kaip programuotoja. Galiausiai visai neseniai grįžau į Lietuvą ir ieškau darbo ir patekau pas Virsus. Mane kaip programuotoja tiksliausiai turbūt galėtų apibūdinti tai, kad aš mėgstu problemas. Kuo sunkesnės, tuo geresnės.
Taip pat Italijoje pabėgau laipiojimą, taigi mane žavi ir laipimo problemos. Kai negaliu kažko pralipti, tai bandau daug kartų, kol pralipu. Deja, Vilniuje laipimo salių yra nedaug, tai jeigu turiu progą kitose miestuose, taip pat nueinu palaipinti. Mėgstu mokytis, galima sakyti, esu priklausoma nuo mokymosi ir karts nuo karto mokosi kokią naują technologiją. Laisvalaikiu geiminu, keliauju užsidėjus vidurinę ant pečių ir užsiimu tapybą, mane domina menai ir ypač sąryšis tarp kodo ir meno. Taigi, problema šiuo metu informatikos pasaulyje yra tokia, kad visuose didžiuosiuose miestuose, visoje Europoje trūksta programuotojų. Ir ši problema taip pat aktuali ir Vilniui, ir Kaunui. Ir mūsų manymu tai vyksta todėl, kad yra įsigyvenę senoviniai stereotipai, kurie neskatina jaunimo stoti į informatikos profesiją. Taigi norėčiau pakalbėti apie tos stereotipus ir paklausti jūs, kaip įsivaizduojat standartinę programą. Kaip jie atrodo, ką jie daro, kaip gyvena. Variantų bus? Klausom? Atidirba kiek jam reikia padaryti, kiek jam balsavo. Dar? Klausom? Dažnai dirba kaip freelanceriai? Freelanceriai. Dar? Stereotipų, kamon, negirdėjau, kokie tie programai būna? Storys, kepurėm, valgo načius, man vandiau geria. Visi užsidarė, kur nors. Su barzdaja, ne, dar būna? Su barzdaja. Taip, kur mano barzda nesinešė. Kas dar? Taip? Ne? Akinis. Akinis? Labai užsidarė savį. Užsidarė. Aha. Dar? Taip. Šitas? Iš tikrųjų išgirdom būtent tai, ką norėjau. Tačiau nenorim, kad šis stereotipas išliktų. Manom, kad laikai jau pasikeitė ir kad šiais laikais nebereikia to vienišiaus herojus, kuris išgelbėjo pasaulį savo nuostabių kodų, kurio nieks kitas nesupranta. Sėdėdamas Rusy, kurio nieks kitas nesupranta. Ir kaip sakot? Taigi mūsų manymu vaikai gerokai pasikeitė. Šiais laikais dirbama komandoje, taigi tu turi šiais laikais būti socialus žmogus ir mokėti tvarkytis iš tikrųjų. Taip pat taip įvyksta todėl, kad projektai, ties kuriais dirbame, yra daug didesni negu buvo senoviai. Vienas žmogus tokį projektą daryti 2 metus, tuo tarpu komanda gali pasistumėti gerokai per mėnesį ar 2. Taip pat laikai pasikeitė tuo atžvilgiu, kad yra daugybė technologijų. Jų visų neįmanoma išmokti, taigi tenka dalintis darbais. Ir kiekvienas komanda yra atsakingas už turi skirtingas pareigas. Kad būtų lengviau suprasti šitą profesijų įvairovę, norėtume papasakoti apie projektą mūsų įmonei. Mes pasirinkome žvėrių nuotrauką šitam pasakojimui, todėl kad manom, kad tai gerai atspindi, kokios skirtingos pareigos ir galbūt skirtingos asmenybės tas pareigas atlieka. Taigi, prieš 2 mėnesius mūsų įmonėje mūsų produkto vadovas, kurį mes viduje iš tikrųjų visada vadinam product manager, kažkodėl naudojam angliškus pavadinimus. Tai galite pratintis, nes jūsų įmonė greičiausiai irgi sakysit angliškus pavadinimus. Taigi, produktų vadovas sugalvojo naują idėją, ištyręs rinką ir ištyręs konkurentus. Produkto vadovas sprendžia kryptį, kur naudingiausia finansiškai būtų nukreipti savo veiklą. Pasikalbėjęs su produkto savininku, produkto owneriu, kaip mes jį vadinam, taigi jiems susitikus, produkto savininkas bendrauja su komanda bei būsimos programėlės naudotojais. Mūsų atveju programėlė visiškai neturėjo dar naudotojų, nes programėlė nesukurta. Taigi kartais produkto savininkui tenka turėti labai gerą vaizduotę, kokių funkcijų gali prireikti ir bendrauti su komanda ir perteikti visas idėjas komandai, kad jie gerai suprastų.
svarbiausia, nes nedarom visko iš karto, smulkesni ir net tokie reikšmingi darbai nustumdami į sąrašo galą. Produkto savininkas kalbasi su komandos vadovu, team lead. Kaip matot, pasirinkom Vilką, nes komandos vadovas dažniausiai yra senas Vilkas, patyręs ir vadovaujantis visam savo gaujai. Team leadas yra atsakingas už projekto architektūrą. Jis turi nuspręsti, kaip išskaidyti projektą į komponentus ir kaip juos vėliau jungsime. Tokiu būdu jis taip pat turi užtikrinti sėkmingą mažesnių komandų darbą. Pavyzdžiui, mūsų komanda yra 12 žmonių, tai mūsų yra ONE, mobiliųjų aplikacijų komanda, ir projekte gali būti daug mažesnių komandų. Pavyzdžiui, vieni atsakingi už chatą, kiti atsakingi už naujų vartotojų kūrimą. Taip pat komandos vadovas stengiasi išspręsti visus konfliktus ar kitas neigiamas emocijas, kai jos iškyla. Aš papasakosiu šiek tiek apie žmonės, kurie jau prieš tai vadovų sukuriamas idėjas bei susitarimus įgyvendina. Tai yra serverio programuotojai, backend developers, tai yra taip vadinamas programų smegenys, kurie kuria įvairius servisus, kurie užtikrina, kad tai, ką joms paduodi, jie būtų teisingai apdoroti, jie užtikrina, kad ištraukiami teisingai duomenys iš duomenų bazės, taip pat užtikrina, kad patys serveriai veiktų taip tvarkingai. Kita programuotojų rūšis yra database administrators, tai duomenys administratoriai, ganėtinai lengvi vertimai. Tai jie yra atsakingi, kad tai, ką jam serverių programuotojai paduoda kokią informaciją, būtų išsaugota visam laikui, tvarkingai. Jie užtikrina, kad tie duomenys niekada neiškins. Rūpinasi, kad nuolatos tas duomenų įrašymas, ištraukimas būtų tvarkingas. Šiaip mąstant apie jų darbą, atrodytų, kad jie tiesiog žiūri į lenteles, kurias primena Excel, bet tai yra gerokai sudėtingiau. Ir dažniausiai šie žmonės turi begalę patirties ir jau daugybę metų praleidę programavimo sferoje. Content developers tai yra žmonės, kurie yra atsakingi, net nežinau, kaip lietuviškai išsiverčia, žmonės, kurie atsakingi už programos vaizdinę dalį. Tai yra ta dalis, kurią jūs matėte savo telefone, kompiuteryje. Jų pagrindinis darbas yra tai, kad tas user experience, vartotojo patirtis būtų kuo sklandesnė. Ir mes juokimės, kad mes esame žmonės, kurie nuolatos bando pačias naujausias technologijas, nuolatos turim pamiršti, ką mokėjome ir mokytis per naują. Pas mus ta komanda yra tokie mobile native žmonės, tai juokimės, kad ir kūrinius jų yra labai sunku surasti šiaip darbo rinkoje. Tai susumoje, nes prieš tai visi gyvūnėliai buvo miško gyventojai. Tai yra žmonės išmanantis tas ekosistemas, kurios yra jūsų telefone, tai iOS ar Android. Jų pagrindinis darbas yra tiesiog rūpintis, kad pati aplikacija greitai veiktų, kad neužstrigtų, kad nesuvalgytų visos jūsų telefonų baterijos ir taip toliau. Quality assurance, tai čia yra testuotojai, paprastai sakant. Dažnai būna, kad žmonės nuo to pradeda programuotojo karjerą, įsidarbina įmonėje nemokėdami nieko, tik tai juos pasodina maigyti mygtukų ir tikrint, ar jie visi veikia. Toliau patikrint, ar visi fontai teisingi, ar spalvos atitinka nurodymus ir žiūri, ar veikia viskas pagal reikalavimus. Na ir sekantis žingsnis, jau kai įsidrasina, tai pradeda rašyti skriptus, kurie visą tai padaro už juos. Tai yra paleidai skriptuką ir jisai visus tos puslapius, kuriuos tu maigytum visą dieną, tau patikrina per minutę ir tu gali pereiti prie sekančio darbo. Tai reiškia, automatizavus darbas žymiai pagreitėja, jie kurį laiką netgi turi daugiau laisvo laiko, paskui tiesiog turi daugiau darbo ir pradeda gauti didesnį atlyginimą ir nejučia tampa programuotojais, nes tas skriptų rašymas jau yra programavimas. Tai iš testuotojo tapti programuotoju daugelį įmonių netgi būna nubrėžtas kelias, kad tai įmanoma, netgi būna tam tikri procesai, kaip tai padaryti. Bet aš, pavyzdžiui, iš karto buvau programuota, tai
man atrodo, kad taip lengviau, nes jeigu esi labai geras testuotojas, tai paskui tavęs nenori paleisti, sako, mums testuotojų irgi labai reikia ir ten nepaleidžia laiko. Ir sistemų komanda tai yra tokie žmonės, kurie, kaip čia Gytis kalbėjo, jeigu backendas yra smegenys aplikacijos, kurios viską žino, kaip ką daryti, viską sumasto ir su kitom aplikacijom susikalba, tai sistema yra ta gyvybės palaikymo sistema, kurioje tos smegenys gyvena. Tai yra aplikacijos paprastai gyvena serveriuose, debesyse, tam tikrose konteineriuose ir sistemininkai yra tie žmonės, kurie žino, kaip visą tą susetapinti ir kad viskas veiktų. Tai irgi labai įdomi programavimo sritis ir backenderiui dažnai būna surprizas, kad visą tai yra padaryta už jį ir jis niekad nežino, kad to net reikia. Žodžiu, vieno kelio nėra programavime, yra labai daug kelių, jie visi veda į šviesią ateitį. Žodžiu, tikrai galima pasirinkti ir pagal savo temperamentą, ir galima freelancinti, galima dirbti dideliai komandai, galima sėdėti Rusyje, bet tikrai yra visos galimybės dirbti dideliai linksmoje komandoje ir žaisti stalo futbolą. Ir, žodžiu, daugiau bendrauti negu paprastai tikimas programuoto darbe. Kadangi dabar pastebėta jau, kad programuotojas pagerina darbą visose srityse, pavyzdžiui, jeigu programuotojas atsiranda knygyne, tai jisai kuria knygyno aplikaciją ir tuo pačiu visą dieną trinasi tarp knygų ir apie jas dalykų tokius sužino, kaip, pavyzdžiui, SBN kodas ar dar kažką, tai kur galėjo nežinoti. Pavyzdžiui, jeigu programuotojas dirbs su policija, kuri bus jo klientė, tai jisai gal kažką kodins apie nusikaltėlius, o gal apie greičio matuoklius. Galų gale, jeigu tikrai domina, pavyzdžiui, tokie netgi pasaulio gelbėjimo dalykai kaip ekologija, tai galima ir tenai programuoti, viską pagerinti, pagreitinti ir prisidėti prie pasaulio gelbėjimo. Žodžiu, vairuoti galima norimą kryptimį, programuotojų reikia visur. Sekantis stereotipas, kurį norėtume paneigti, tai yra tai, kad programavimas yra vyriška profesija. Tai su pirma, tai yra tikrai netiesa, nes pas mūsų yra ne viena moteris įmonėje ir programuoti gali visi ir visas, tai tikrai nepriklauso nuo lyties. Juokėmės, kad čia nėra fizinis darbas ir geriau susikurkime robotus, kurie atliks tą fizinį darbą už mus, o mes juos susiprogramuokime. Kitas dalykas, kad komandose įvairovė atneša didelę naudą ir tikrai neturėtų būti kažkokio trikdžio kaip lytis, kuris trukdytų sukurti didesnį įvairiapusiškumą komandoje, nes kuo yra daugiau žmonių, tuo didesnis yra minčių bagažas ir taip toliau. Kitas įdomus dalykas, kad istoriškai pirmasis programuotojas buvo moteris. Kairėje matote Ada Lovelace, tai yra žmogus laikomas pačiu pirmu programuotoju, nes jinai suprato, kad algoritmai, kurie iki šiol buvo naudojami tiesiog apskaičiuoti iš vienos reikšmės kitą reikšmę, gali būti pritaikomi kažkam daugiau. Todėl dėl to jinai yra pripažįstama kaip pirma programuotoja. O dešinėje yra Margaret Hamilton, yra moteris, kuri buvo MIT komandos vadovė, kuri buvo atsakinga už Space Shuttle programinę sistemą, kurios esanti didžiulė knygų krūva, tai yra jų parašytas kodas. Nepamirškit, kad programuoti pradėti yra niekada ne per vėlu. Tikrai nėra per anksti, jūs jau visi esate pakankamai suaugę, kad turėtume galimybę tą daryti. Turiu ne vieną pažįstamą draugą, bendradarbį. Vienas iš mūsų bendradarbių yra beveik baigęs doktorantūrą chemijos, kai nusprendė, kad velniop ir nori programuoti. Yra architektų, teisininkų, fizikų, įvairiausių sričių žmonių. Ir tikrai mes nežadam kažko diskriminuoti priklausomai nuo to, kokia yra jo lytis, orientacija, išsilavinimas, amžius. Turim ir visiškai jaunų žmonių ir žmonių, kurie labai pagyvenę. Dabar Guoda jums pademonstruos tokią live kodinimo sesiją. Taigi, kai kurie iš darbų, iš tikrųjų, kuriuos programuotojai dirbs, šiuo metu dar yra nesukurti arba labai nauji. Tai norėčiau parodyti pavyzdį labai naujos krypties, taip vadinama live coding. Tai yra pusiau didžėjus, pusiau
technologiją pradėjau mokytis prieš savaitę ir aš esu tikra, kad jūs galite daug geriau nei aš. Šitas įrankis yra pasiekiamas svetainėje Jiber.cc. Taigi jums nereikia nieko instaliuoti savo kompiuterį, reikia užtenka naršyklės ir įsijungti garsą. Taigi bandysime. Pirmiausia, prisidėsim būdų. Gal galit pagarsinti būgnus kas nors, nes jau turi girdėti būgnų. Girdis. O jie, būgnai yra. Kągi, turėkime distortion. Jeigu pamatysit, pastebėsit klaidas, tai šaukite. Puiku. Dabar jums vyksta. Štai jau tai šums būgnas, kai mums jie labai ilgai atsvoks. Gal kas nors turi klausimų, kas čia vyksta? Arba 2,5. Ir štai jis tada puikiai veikia. Dar vienas svarbus objektas
šiuo atveju konkretų garsą, nes čia yra komponentai iliustruojami garsu. Jeigu kas bandėt kurti muziką, tai galit namuose pažaisti su šituo dalyku, kartu ir paprogramuosit ir pagrosit. Bet aišku, čia yra skirta gyvam programavimui, čia yra labiau šou instrumentas negu kažkoks tai produkto kūrimui skirtas dalykas. Jis netgi neišsaugo šitų daiktų, kurios sukuriat. Neatrodo kaip netgi kaip programuotojo, čia buvo labiau didžėjos pasirodymas. Bandykit namie, nes kai kurios kombinacijos yra visiškai netikėtos, galime išbandyti įvairias spalvas, derinius, įvairius sukimuose, tai aš esu tikra, kad jums pavyks geriau. Ir nepamirškit, kad per savaitę programuoti irgi nepavyks tai, kaip tobulai išmokti taip, kad galėtumėte atsisės prieš kažkiek, tai jūs nemažai nebijant parodyti, ką mokėte. Tai jei šiaip kalbant apie tai, koks yra pats tas programuotojo darbas, tai pagrindinis dalykas, kas vyksta, tai yra tai, kad tu nuolat tobulėjai. Kodėl tu nuolat tobulėjai? O dėl to, kad nuolatos gauni naujų iššūkių, nuolatos išmokti. Turi pritaikyti kažkokius dalykus, kurių tu ne visai žinai. Tai kažkiek primena ir mokykloje, nuolatos kažką mokaisi. Kitas įdomus dalykas, kad turi pramokti suprasti kitų žmonių kodą. Tai yra suprasti, kaip jie mąstė. Tai iš esmės išeina kaip šiokia tokia praeitų žmonių palikimas, istorija. Kai mokaisi kitų žmonių kodą skaityti, tai taip turėjau išmokti ir suprasti kliento reikalavimus. Tai tenka, programuoti tai nėra dažniausiai vien tik tai sėdėti prie kompiuterio. Patikėkit, kartais susitikimuose reikia praleisti tiek laiko, kad norisi tiesiog eiti pasėdėti vienam prie kompiuterio. Mūsų atveju, tarkim, mes tiesiogiai su klientais nebendraujame, mes turime tą produkto ownerį, kuris tau mus atlieka, bet mes turime suprasti jį, tai galų galia vis tiek tenka su kažko bendrauti. Ir kaip matom, vieni projektai reikalauja daugiau racionalaus loginio mąstymo, pavyzdžiui, jei norite kurti kokį žaidimų varikliuką ar dar kažką, tai reikės pritaikyti matematikos žinias, kurias mokykloje greičiausiai nepavyks gauti, bet jeigu norit bandyti kažkokią muzikytę sukurti, tai jums reikia tiesiog turėti gerą kūrybiškumą ir inovatyvumą. Čia daug žinių tiek daug nereikia kaip tenais. Ką turi daryti, jeigu norite programuoti? Kas iš jūsų yra programavę daugiau negu tik mokykloje? Visiškai niekas? Taip. Vienas žmogus filmuotų. Tai, o kam nors buvo bent kiek kilus mintis be sekančio žodžio I tingiu pabandyti programuoti namie? O aš iš karto gausiu. Lips, tai jeigu kad nors staiga atsiras bent trupinėlis motyvacijos, tai geriausia, ką jūs galite daryti, tai suvokiant, kad jūs jau turit kažkiek žinių į kitų mokykloje. Ir nors tos žinios atrodo dažniausiai, kas yra visiškai niekas, tai yra pagrindai, kuriuos jūs lavinat kartodami, kurdami kažką, kaip sakant, kartojamas nors nuomonė. Tai galite pabandyti susikurti savo kažkokią svetainę, gal norite rašyti apie savo gyvenimiškas problemas, šiaip ką mokykloje nuveikėte, ar susikurti savo programėlę, ar kažkokį dizainą. Jeigu šiaip mėgstat vadovauti žmonėm, sakyt, kad jie eitų vienur ar kitur, tai galite pasiieškoti bendraminčių ir suburti komandą. Kai kažkiek pramoksite, tai yra toks dalykas kaip atviro kodo projektai, kurie veda iš esmės ganėtinai nemažai pačią programinę sistemų dalį į priekį
kaip pasaulyje, nes juos daro tiesiog visi žmonės. Susirenka žmonės, kurie nori prisidėti prie programos kažkokios ir dirba. Tai prisidėdami prie tokių projektų jūs pajustumėte kažkiek, ką reiškia dirbti su daug įvairių žmonių, kurie galbūt gyvena visiškai kitam pasaulio kampe ir kaip su jais reikia susidirbti. Jeigu jūs kažką norėsit bandyti daryti, tai žinoma, žinių reikės pasisemti gerokai daugiau negu dabar turite, bet tam yra pilna informacijos internete, tai galite pasižiūrėti kažkokius Coursera, Khan Academy kursus, manau, girdėjote šitus puslapius. Pažaisti tos pačius žaidimus kaip Coding Game ar Coding Bed, kurie ganėtinai interaktyviai leidžia įgyti naujas žinias. Žinoma, reikėtų stengtis pereiti viską, nes pradžioje atrodo labai paprasta, bet kai pradedi taikyti paprastus principus, pasidaro ganėtinai sudėtinga. O jei šiaip esate kažkiek socialūs žmonės, tai mėgstantis bendrauti, tai yra tokie meetupai Vilniuje, vyksta jų labai daug. Yra visas pateiktas, kur galite apie bet kokį dalyką susirasti bendraminčių ir pažiūrėti kažkokius pristatymus, net nebūtinai apie programavimą, tai yra ir apie gerokai visus dalykus žiūrimą, man atrodo, tai yra meetupai. Turit kažkokių klausimų? Įsidrąsinkit, nes paskui mes išeisim ir nebegalėsim klausimų arba neskelbti. Tai keičiasi gal kas metus, kokia programavimo sritis labiausiai paklausi. Tai šiuo metu šiaip mobiliosios programėlės eina labai į priekį, dirbtinis intelektas. Dirbtiniam intelektui tenka pastudijuoti gerokai teoriją apie neuroninius tinklus, tokie specialistai yra labai reikalingi. Taip pat duomenų mokslas. Šiuo metu žmonės su mūsų parašyta programinė įranga prikaupia labai daug duomenų, tačiau visiškai nežino, ką su jais daryti. Taigi, duomenų mokslininkai padeda tos duomenys suprasti bei vizualizuoti. Tai iš tikrųjų viena paklausiausių profesijų labai gerai apmokama Amerikoje. Bet jeigu apie paklausumą klausimas, tai webo visiems labai reikia, frontendo, backendo, visi prašo nuo PHP, Javos, mes su Scala kodinam, JavaScript'o visiems labai reikia, dar su rimta programavimo kalba JavaScript'o žodžiu. Dar klausimų? Koksai jūsų darbo laikas, kiek reikėtų dirbti apie teimą, padaras ir sakyčiai? Pas mus yra kažkiek tai laisvės, galima tikrai gana vėlai ateiti į darbą, pavyzdžiui, 9:30, tai čia yra normalu, dar net nereikia niekam pranešti, kad vėluoji. Nu, padarai darbus ir eini, bet aišku, mes labai tikimės, kad žmonės ir laisvalaikio domėsis programavimu ir skaitys knygas ar kažką, tai turės hobį, nors susijusius su programavimu, galbūt kodins kita kalba namuose, savo projektą kažkokį. Kad tai nebus vienas atidirbau ir ten varau fotografuoti, nes programuoti neįdomu. Nu, tai jeigu neįdomu, tai nereikia iš tikrųjų. Šiaip kitose įmonėse yra, kai kas vos ne naktimis dirba arba dirba, kaip jūs ir juokitės, ten atėjai, padarei, išėjai. Labai priklauso nuo to, kurioje vietoje dirbi. Pas mus tiesiog yra toks kaip ir apsitarimas, kad turėtume būti darbo vietoje. Nes kitos įmonėse tu tiesiog gali dirbti iš namų visą laiką. Pas mus labai bendravimo to norisi, galų galia ir gildose bendraujam ir diskutuojam, kaip geriau padaryti, o ne taip, kad teplek ir vilė veikia, kaip ten buvo Sodros puslapyje komentaras. Necituosiu. Bet šiaip norėčiau pasakyti, kad vis dar stengiamės dirbti 8 valandas. Gali būti, kad vieną dieną išeinam mažiau, kitą dieną atidirbam daugiau, bet to iš mūsų tikimasi. Plius yra toks dalykas, kad yra visada galimybė, pavyzdžiui, jeigu vaikas susirgo tą dieną dirbti iš namų. Visuose mytuose galima sudalyvauti per Hangoutus, per Skype, ar per dar kažką, per Slacką. Ta prasme, tikrai tos laisvės yra. Dar kas nors? Klauskit, kvailų klausimų nebūtų. Kam nors buvo įdomus? Kas žaidžia Minecraftą?
Terarija. Tiesiog kartais nesusimastom. Šiaip daug kas kompiuterinių žaidimų žaidžia, tiesa. Ypač per kiek galės sėdėti. Jie dabar žaidžia. Ir dabar žaidžia, negirdim, esmės. Tai tiesiog pamastykit, kad tai yra tiesiog grynai dalykas, kuris buvo suprogramuotas, kurį jūs galite toliau modifikuoti. Nežinau, žaidžiate kokį GTA ir norit kažko jums trūksta, jūs galite tiesiog pasirašyti kažką daugiau jam. Ir tam vėlgi nereikia kažkokių sutartų darbinėjimų, tam yra pamokos ir kiti dalykai. Tiesiog programavimas yra visų aplinkui mus turėti gebėjimą pakeisti savo aplinką, net išeinant iš namų, tai yra visai geras skilas, kurį reikia turėti. Jokių klausimų niekam nekyla. Gal kyla, bet bijot paklausti. Nu, okei.